Kaminkretys. Kepėjų gatvėje ant žvejų baro stogo sėdi bronzinis kaminkretys. Kaminkrečiai tai nykstančios specialybės žmonės ir todėl sudomino skulptorių Klaudijų Pūdymą. Kaminkretys pasodintas ant aukšto pastato stogo. Man reikėjo aukšto pastato, kad skulptūra matytųsi iš kuo toliau. Be to, šalia yra senasis Klaipėdos simbolis meridianas, upė, apačioje aikštė, kur vyksta amatų šventės. Svarbiausia, kad namo plokštuma buvo labai tinkama skulptūrai, o ir pats pastatas su kaminu. Skulptūros aukštis 2,30 m. Prie sienos yra pritvirtinta didžiulė saga, kurią patrynus pildysis patys slapčiausi praeivių norai. Tai dekoratyvinis akcentas Kaminkrečio saga. Prie Kaminkrečio sagos žmonės ėmė tvirtinti mažas sagutes.